Giedokit visos tautos, giedokit Viešpačiui, giedokit visos tautos, giedokit Viešpačiui. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Brangus broliai ir seserys, atšventėme Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę ir jau prasidėjo eilinis metų laikotarpis. Žalia liturginė spalva mums visiems primena ramybę ir atgimstančią gamtą, kuri mus kviečia šlovinti Viešpatį. O ne visuomet juk šlovinome Dievą, nekartą buvome jį žeidę, tad atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk, Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Viešpatie Melskimės. Dieve, visokio gėrio šaltinį, įkvėpk mums teisingų minčių ir vesk doros keliu. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintiečiams. Broliai, kaip Dievas mato, jums duotas mūsų žodis nebuvo kartu taip ir ne. Juk Dievo Sūnus Kristus Jėzus, kurį jums paskelbėme aš, Silvanas ir Timotiejus, anaiptol nebuvo ir taip ir ne, bet jame buvo tik taip. Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra jame taip. Todėl per jį skamba ir mūsų amen Dievo garbei. Juk Dievas mus ir jūs sutvirtino ir patepė Kristui. Jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis dvasios laidą. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpatie pažvelk, giedru veidu į savo tarną.
Viešpatie pažvelk, giedru veidu į savo tarną. Tavo potvarkiai iš tiesų stebuklingi, todėl mano siela juos sargi. Tavo žodžių skaidrumas apšviečia, neišmanėlius gali pamokyti. Viešpatie pažvelk, giedru veidu į savo tarną. Godžiai atveriu savo lūpas, aš tavo įsakymų alkstu. Pažvelk į mane, man būk maloningas, kaip esi pratęs daryti tiems, kurie tave myli. Viešpatie pažvelk, giedru veidu į savo tarną. Kreipk žingsnius mano pagal savo mokslą, tegul nedorybės manęs nepavergia. Pažvelk giedru veidu į savo tarną, išmokyk į mane savo mokslo. Viešpatie pažvelk, giedru veidu į savo tarną. Alleluja, 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 Taip nešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoj, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus bylojo savo mokiniams: jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuogi ją reiktų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nebožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, pradėjome eilinį metų laikotarpį ir Evangelija, ir pirmasis skaitinys mums primena apie tai, kad mes būtume tiesos žmonėmis, kad kalbėtume tiesą ir kaip pirmajame skaitinėje girdėjome, mūsų kalba turėtų būti trumpa ir aiški. Jeigu taip, tai taip, jeigu ne, tai ne. O visa kita iš piktojo. Tai iš tiesų
mes turime suprasti, kad esame tiesos ir šviesos vaikai. Šiandien girdėdamas vieno Seimo nario komentarą, truputėlį nusijuokiau. Jisai sako, mūsų Seime yra gyvas velnias klausimų. Aš pagalvojau, jisai sako, yra gyvas velnias Seime. Kai baisu, už tai jiems taip sunku išspręsti visas problemas. Juk mes turime pasitikėti šventąją dvasią, kuri vadovauja mums gyvenimo kelionėje. Ir viešpats Jėzus šiandieną Evangelijoje mums primena apie tai, kad mes turime būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Prisimenu susitikimą Kanadoje, kada Jonas Paulius II viso pasaulio jaunimo akivaizdoje sakė, jaunime, jūs esate žemės druska, jūs esate pasaulio šviesa. Ir pagalvojau, juk kaip popiežius pasitikė jaunimu, kiek daug vilties sudeda į tą jauną žmogų, kad jis gyvenime duotų skonį kitiems. Tai yra, būtų žemės druska. Kad jis šviestų, kad būtų pasaulio šviesa tiems, kurie šiandien skendi tamsybėse. Ir kiekvienas iš mūsų esame pakrikštyti, o per krikšto sakramentą kunigas įdavė į mūsų rankas žvakę ir sakė, imk degančią žvakę ir taip te šviečia tavo šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus tavo darbus ir šlovintų tėvą, kuris yra danguje. Taigi per krikštą mes gauname nepaprastą įpareigojimą būti šviesos vaikais ir tikrąją žemės druska, duodanti skonį gyvenimui. Tad dėkokime Viešpačiui už krikšto malonę, prašykime Marijos globos, kad iš tiesų būtume tikrieji šviesos vaikai, skleidžiantis linksmąją ir gerą Evangelijos naujieną, kuri mus visus suvienyje, sujungia ir veda tiesos keliu į amžinojo gyvenimo tėvynę. Visuotinėje maldoje melskime išganytoją Jėzų Kristų, palaimos savo kraštui ir bendruomeniai. Tarsime, Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Viešpatie Jėzau Kristau, laimink visus bažnyčios vaikus ir uždek jų širdis meilę tau. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Viešpatie Jėzau, įkvėpk žmonių geroviai besidarbuojančius visada veikti pagal tavo valią. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Viešpatie Jėzau, saugok mūsų šios bažnyčios lankytojus nuo klaidų ir nelaimių. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Viešpatie Jėzau, tegul tavo angelai ir šventieji mus nuolat globoja. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Viešpatie Jėzau, amžinu džiaugsmu apdovanok visus mirusius krikščionis. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Viešpatie Jėzau, padėk mums gyventi vienybėje su tavimi ir geraisiais darbais nešti gausių vaisių. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Laimink Viešpatie Lietuvos prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, suteik jam šventosios dvasios dovanų. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Laimink Viešpatie pasaulio galinguosius, kad jie visus sprendimus priimtų pagal Dievo valią. Kristau išgirsk mus,
Kristau išklausyk mus. Laimink Viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, žuvusiems laimingą amžinybę. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Stiprink Viešpatie ligonius, kenčiančius, nelaimingusius, benamius, pabėgėlius, padėk jiems susilaukti Dievo ir žmonių pagalbos. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Viešpatie Jėzau, tu mylėjai savo krašto žmonės ir jiems pagelbėdavai. Saugok ir mūsų tautą nuo nelaimių, o žmonių širdis vesk, kreipk į save Dievo Tėvo garbei. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Viešpatie, maloniai pažvelk į mūsų atsidavimą. Tegul šitos atnašos tau patinka ir padidina mūsų meilę. Prašome, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur. Ir visada tave išpažinti ir tau dėkoti, šventasis Viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu savo gerumu žmogų kilnų sukūrei. O kai jis nuodėmė užsitraukė pasmerkimą, jį atpirkai pagailėjęs per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti. Šventas, šventas, Viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus, į žemę jūrais, Hosana, 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 aukštybėse, Hosana, 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 aukštybėse. Tikrai, tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė,
ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateina. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau, Viešpatie, aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink, Viešpatie, savo bažnyčią plačiajam pasauly, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonę baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesųjį veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leiskim drauge su šventaja Dievgimdyta mergele Marija, su šventoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visą gali Dieve Tėve su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpatės ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums, ramybė, ramybė. Dievo Dievo kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk. Dievo
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas, tesaugo. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Melskimės.
Tavo Viešpatie gydomasis veikimas tegul išvaduoja mus iš nedorybių ir veda teisingų kelių. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigei bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųs darbininkų į savo vynuogyną, siūs savo bažnyčiai vertų kunigų, atsiųs brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvęsto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Birželio mėnesį kreipiamės į švenčiausiąją Jėzaus širdį. Kyrie eleison. Kriste eleison, Kyrie eleison. Kristau išgirsk mus. Kristau išklausyk. Tėve dangaus Dieve. Pasigailėk mūsų. Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve. Pasigailėk mūsų. Šventoji dvasia Dieve. Pasigailėk mūsų. Šventoji trejybė vienas Dieve. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdies sūnaus amžinojo tėvo. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie mergelėje motinoje šventosios dvasios sutvertoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie begalinės didybės. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie šventoji Dievo bažnyčia. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie aukščiausiojo padangtė. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie Dievo namai ir dangaus vartai. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie liepsnojantis meilės židiny. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie teisingumo ir meilės buveinė. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie gerumo ir meilės pilnoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie visų dorybių gelmę. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie visokios pagarbos vertoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie visų širdžių valdove. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie išminties ir žinojimo lobynę. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie dievybės pilnatvę. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie tėvo mylimiausioji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie visiems malonių teikiančioji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie visos žmonijos išsilktoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie kantrioji ir gailestingoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie dosni tavęs besišaukiantiems. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie gyvybės ir šventumo šaltinė. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie permaldavime už mūsų nuodėmes. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie baisiai išniekintoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie mūsų nedorybių skaudintoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie lygi mirties paklusnioji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie ietimi pervertoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie paguodos šaltinė. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie mūsų gyvenime ir prisikėlime. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie taikos ir ramybės davėja. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie nuodėmio auka. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie tavimi pasitikinčių išganime. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie mirštančiųjų viltie. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdie visų šventųjų džiaugsme. Pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk. Leisk mums Viešpatie. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, Išklausyk mus Viešpatie. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, Pasigailėk mūsų. Jėzau ramusis ir nuolankę širdį, Padaryk mūsų širdis panašiai į savo širdį. melskimės. Visagaliam žinasis Dieve, pažvelk į savo mylimojo sūnaus širdį ir į tai, kaip jie tave pagarbino bei kuo tau už nusidėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti maloniai mums atleisk, vardan savo sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Mielasis Jėzau, žmonijos atpirkėjau, pažvelk į mus nuolankiai suklaupusius prieš tave,
švenčiausiame altoriaus sakramente. Mes tavo esame ir norime tavo būti, kad dar tvirčiau galėtume su tavimi susijungti. Šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame švenčiausiai tavo širdžiai. Gerasis Jėzau, daugelis tavęs visiškai nepažįsta. Daugelis paniekinę tavo įsakymus nuo tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo švenčiausios širdies. Būk Viešpatie valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde. Būk valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčių šeimą. Suteik Viešpatie savo bažnyčiai tikrą klestėjimą. Duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas, garbė ir šlovė mūsų išganytojo dieviškai širdžiai per amžius. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpatės vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpatės malonė. Dėkojame Dievui. Širdie Jėzaus skaisčiausioji, širdie Malonių pilnoji, išklausyk vargšus žmones, prašančius tavo malonės. Mums neleiski tu pražūti, mes savaisiais norim būti, tik suteikti mums stiprybės prieš pagundas nedorybes. O širdie didžios malonės prie savęs atveski žmonės, kurie tavęs nepažįsta, ar gyvenime suklysta. Duok stiprybės mūsų sielai, kad vargus be laimės mielai mes galėtume kentėti ir tave kaip reik mylėti. Atgaila leisk mums pažinti ir nuo priešų mus apginti, nusidėjus duok malonės, išklausyk varguolių žmonės. Širdie Jėzaus dosniausioji, mūsų meilė sužeistoji, prie altoriaus mus valinki, kūnų krauju atgaivinki. Padaryk širdie mieloji, kad tėvynė mūsų brangioji, puoštus dorą ir vienybę, sutikimu ir laimybę. Puoštus dorą ir vienybę,
blaivybė.